per anksti pasakiau, kad čia labai lengvai tos lubos nusiima. Tikrai. Paskubėjau. Va taip viskas ir prasideda. Ta prasme, pradedi lubas, tada randi tą, randi aną ir galų galiai išardai visą saloną, o mašina neužsiveda. Kažkur girdėt, ar ne? Kol neišspręsta situacija su ratais ir su pakaba ir visokiais kitokiais dalykais Malagoj, o apie golfą net kalbėti nenoriu, tai nusprendžiau pasikrapštyti tai, kas yra akivaizdu ir kas tikriausiai yra lengvai sutvarkoma. Tai yra lubos. Kai praeitam video sakiau, kad jos labai lengvai nusiima, tai bandau tą ir padaryti. Atsukau rankenėlę šitoj pusėje. Tai bandom gražiai išimti. O, taip ir yra. Vienas fiksatorius. Antras. Čia 2 kryžminiai varžtai. Ilgi varžtai. Išsiėmė. Ganėtinai paprasta konstrukcija, be jokių paslapčių. Ok. Atsukau rankinėlę toj pusėje. Čia tiesiog šponkės tokios. Tai viena išsiėmė, kita neišsiėmė. Kokie dar sunkumai? Dar sunkumai yra va ta šponkė ir ta šponkė. Ir ta šponkė. Garaže aš turiu įrankį specialų, bet čia jo neturiu. Tai nenoriu skubėti, nenoriu kažkaip tai čia sugadinti, sulaužyti, nes labai gražios, nesugadintos. Ir jas reikia gražiai išimti. Toliau. Čia mes dirbam prie priekinės dalies. Nuėmiau vieną saulės apdangalą, jisai prisuktas tiesiog 3 kryžminiais varžtais. Ko aš gyvenime nepasakyčiau, kad kažką galima, ne šitas, kad į lubas galima sukti tokio ilgio varžtą. Va čia va įsisuka. Ta prasme, kaip jisai kiaurai stogą nepralenda, nežinau. Neįtikėtino ilgio. Nu, aš tikėčiausi, kad va toks turėtų būti. Ok. Liko atsukti šitos 2 varžtus. Čia susidūriau su sunkumu, kad čia kažkoks sovietinis varžtas. 2 sovietiniai varžtai, labai ploni, minusiniai. Aš tokio atsuktuvą neturiu, tai vėlgi kažką čia reiks improvizuoti. Nuimu šitą, nuimu veidrodėlį ir ieškosiu būdų, kaip tą nuimti. Tada tos šponkės ir lubos turi nukristi. Kokie niuansai? Aš nežinau, ar tos lubos išsitrauks pro kurias nors duris. Bandysiu kažkaip tai nulenkti sėdynę, sustumti į priekį ir gal per galinės, gal per priekinės, aš nežinau, bet yra tokių mašinų, kur lubos gali išsimti tik tai per priekinį langą arba per galinį langą. Šito labai nenorėčiau, tai tikiuosi, kad neužstriksime čia lygioje vietoje ir viskas gražiai išsims. Toliau, čia labai geras bairiukas. Geras bairiukas ir mano kojinės ir kroksai, ne? Bet ne tas bairiukas. Matėt, kad pečiukas yra po kapotu. Visas pečiukas yra po kapotu, ten šalia atsarginio rato. Įprastose mašinose jisai būtų čia, per vidurį konsolės. O čia yra tunelis. Iš vienos pusės į kitą. Esu matęs pas kažkokias Volvo, kur irgi čia yra plona tokia konsolė, kažką ten paspausti ir panašiai, ir už jos yra tuščia ertmė kažką pasidėti, o čia iš vis bairis. Tai va, šiek tiek kitaip čia šitame automobilį yra kai kurie dalykai išspręsti. Tai va, tai gerai, tęsiam darbus. Reikia dabar, užsilenkia. Bandom tiesiog atsukti, va, pamatysit kokio ilgio varžtas.
Nu, atrodo, kad kiaurai stogą turėjo pralyti, ne? Paskutinis varžtelis. Taip, kol suku, galim pakalbėti apie tą veidrodėlį. Tai reikia pasižiūrėti internete, kaip tas veidrodis gamykliškai būna ir padaryti teisingai. Atsisuko ir nukrito. Beje, virš namų toks valyktuvas skraido jau pusę valandos. Veidrodžiui reikės surasti vietą, o šitas jau matyt greit nusiims. Va čia reikia kažką padaryti. Pabandom kažką padaryti. Kaip čia nesulaužyt? Kas atsakys? Čia. Ne, kažką čia gudriau reikia daryti. A, gal... O! Gerai, gali būt, kad čia slypi varžtas. Ne, čia slypi musė ir uodas kažkoks milžiniškas. Jo, yra 2 varžtai, puikumėlis. Kas smagu, tai kad kol kas viską, ką čia darau su vienu įrankiu komplektu. Tiesiog. Vėl tas lėktuvas. Atsukam čia 2 varžtus. Tai visur kryžminiai atsuktuvai, viskas labai gerai. Toj eroj taip ir būdavo, paprasti varžtai. O dabar jau jo atsuksi, gali būti kryžminis, gali būti torksas, gali būti dar kažkas tai. Nu, manau, kad čia daugiau kažkokių paslėptų varžtų nelabai gali būti, tai tikėtina, kad čia tuoj viskas ir nukries. O, raizgalinė kokia. Ups. Raizgalinė, bet va viena fiškė. Paprastai turbūt atsijungs. Ok, tai ką. Štai ir viskas. Nuėmiau detalę. Nu, kaip gražiai, čia tokia kaip aleoda aptraukta, tai bum bum. Nu, negaliu sakyti, kad gražiai, bet aptraukta oda. Čia yra 2 samarėzai tie sovietiniai prakišti. Čia yra įtrukimas mažas. Galima būtų kaip ir sutvarkyti prie progos. Bet va taip viskas ir prasideda. Ta prasme, pradedi lubas, tada randi tą, randi aną ir galų galiai išardai visą saloną, o mašina neužsiveda. Kažkur girdėt, ar ne? Taip, tai veidrodėlis Seat, jis yra gamyklinis, Seato veidrodėlis, bet kur jis galėjo būti pritvirtintas, kur jis galėjo prisisukti. Tikrai ne čia, jokių daugiau žymių nėra. Čia irgi niekur nėra, ta prasme, aš sakyčiau, kad turėtų būti klijuotis prie lango, bet, čia tai jis, gal čia kažkas skylės pragrėžė, gal ir klijavosi jisai prie lango, tik tai, kad kažkas skylės jame padarė ir prisuko, šmikiai, gerai, tai atsuksiu šį dabar ir apžiūrėsiu, ir turbūt, kad bandysim kažkaip užtaisyti tas skylės, ir priklijuoti prie stiklo. Stiklui reikės specialaus ant kažkokio grunto, man atrodo, ir specialių stiklo klijų, gali būti brangu, tai galbūt tiesiog su to stiklu reikės nuvažiuoti su mašina, nuvažiuoti pas stiklininkus ir jie priklijuos nebrangiai. O va čia yra tokia įdauža 1 ir dar kažkur buvo. Čia įdauža numeris 2, gal ir daugiau jų yra, tai mano planas būtų pigiai iš AliExpreso nusipirkti įdaužų remonto komplektus. Būna ten tokie skirtingi visokie. Tai galvoju, turiu skirtingas įdaužas, galiu ir skirtingus šitus nusipirkti ir pažiūrėti, kuris geriau suveiks.
Tai jie tikrai pigus, tai jeigu toks dalykas suveiks, o laiko aš turiu, keliaus ten, tarkim, 2-3 savaitės laiko aš turiu, per tą laiką kažkokius kitus darbus darysiu, bet kai atkeliaus galėsiu užtaisyti šitas skyles, nes langą, nu, dėl tokių smulkmenų nesinorėtų lango keist, ar ne? Tai va, tai žodžiu, sukam dabar varžtus ir žiūrim, kas bus. Dabar reikia bandyti nuimti tas šponkės. Kaip ir sakiau, įrankio neturiu specialaus. Tiksliau turiu, bet garaže. Tai bandysim taip, kaip senais laikais tą darydavau. Su 2 atsuktuvais. Svarbiausia, kad aš garaže 2 tos įrankius turiu. Tas ir yra su biški su tais projektais, kai turi daugiau negu vieną mašiną, prie kurios reikia dirbti, tai toks bardakėlis gaunasi, kad ir detalės išbarstytos, ir įrankiai, ir to negali daryti, ir to negali daryti. Ar sulūž, ar nesulūž. Nu, žiauriai gerai laikosi, ką aš galiu pasakyti. Dar pabandysim su 3 atsuktuvu. Šiaip vieną išėmęs, labiau matyčiau, iš ko jis pagamintas, kur jo silpna vieta, kaip jis ten laikosi. Ir tada kitus būtų tikriausiai lengviau išimti. Nu, prisukta kaip varžtu. Nu, kaip taip. Nepavyksta rasti jokių įrankių. Jau matosi va, kažkokie tai čia apgadinimai. Sekasi sunkiai. Tai turiu 2 variantus. Bandysim patvarkyti šaukšteliu. Imam 2 šaukštus. Ne, turi kažkaip įgautis. O, pradeda eiti. Malagai patinka šaukšteliu. Gerai. Čia jis. Va taip va. Tikslas pasiektas. Dar ne. Va, dabar suspausti reikia, supratau. Bandom suspausti. Lengva nebus, hebryte. O, prasivariau iki kraujo. Eik tu savo. 2 kartus iki kraujo. Nu, malagėlė. Tu duodi čia vaizdų. Štai čia tas lubos ir kraujuotos, nes kažkas, man atrodo, jis jau bandė nuiminėti. Tai absurdas kažkoks. Kodėl taip sunkiai padaryti? Viskas jau turi išsiimti, kas dar tau trukdo. Nu! O kraujas čia bėga. Ir čia bėga kraujas. Bandom antrą. Gal kiek geriau bus su patirtim. Ta prasme, ant kiek čia būtų patogu su to įrankiu. Man iki garažo kažkur tai 20 minučių važiuot į vieną pusę ir 20 minučių atgal. Tai kol aš nuvažiuosiu jau sutems. Galima tiesiog pralieti šiek tiek kraujo ir pabandyti baigti šitą darbą šviesoje. Tos lubos. Kaip... Aš per anksti pasakiau, kad čia labai lengvai tos lubos nusiima. Tikrai. Paskubėjau. Šaukštą pamečiu. Gerai, jeigu aš turėčiau plaktuką... Ne. Kas čia dar gali man padėti? Žodžiu, jeigu čia būtų golfas, ar bulka, ar bemsas, tiesiog aš į YouTube įvesčiau ir ten būtų 10 video, kaip kažkas tą daro. Ir kaip tą padaro per 3 minutės. Čia yra Malaga ir apie Malagas internete nieko nėra. Nu, sulūžo. O! Ir čia visiškai nieko įspūdingo. Pati paprasčiausia šponkė. Kodėl jinai neišsitraukia?
Ištrauk žodžiu va. Patarimas, kas Seat Malagai nori nusimti lubas, tai jums reikia kryžminio atsuktuvo, minusinio atsuktuvo ir šakutės ir šaukšto. Neįtikėtina. Ok, tai aš manau, kad dabar lubas išsiims. Jos nusims nuo kėbulo, bet nežinau, ar išsitrauks į lauką. Tai žiūrim. Ir kągi mums atnešė ši diena. Pavyko nuimti Malagos lubas ir jas sėkmingai ištraukti iš automobilio. Neišimant nei priekinio, nei galinio stiklo ir nieko nesulaužant, išskyrus du mano kruvinus pirštus. Ką dar? Veidrodėlis. Iš Malagos originalus Seat. Jau nuėmiau šitą mechanizmą reguliavimo ir tvirtinimo ir matau, kad čia yra kažkoks metalas. Jame yra padarytos 3 skylės ir jis buvo prisuktas varžtais prie lubų. Tai nepanašu man į paprastą plieną. Beje, gal aš turiu kur magnetą, gal čia galim patikrinti. Nelimpa magnetas, reiškia šito dalyko aš tikriausiai neužvirinsiu teisingai. Kas žino, pasakykit. Tai ką aš galiu padaryti? Galiu epoksidinę dervą pabandyti užpildyti. Viską nušlifuosiu ir perdažysiu. Kadangi bus skirtingos medžiagos, tikriausiai bus įtrūkimas aplinkui. Matysis, kur liko metalas, kur yra epoksidinė derva. Tai kažkaip čia gudriai viską reikės taip gražiai padaryti. Ir galbūt struktūriniais dažais nupūsiu. Taip truputį gražiau atrodys negu dabar. Ir tada šitą irgi pavalysiu tiesiog ir bandysim priklijuoti prie lango. Tai pasižiūrėsiu YouTube, kaip žmonės klijuoja. Toliau yra va toks va plafonas, šviesų reguliavimo, visas tas apšvietimo, kas čia yra? Apšvietimo modulis tų laikų. Ir iš ko jisai susideda? Iš 2 jungtukų. Kaip suprantau, čia primečiau lygtais vienas turėtų įjungti vieną lemputę, kitas turėtų įjungti kitą lemputę. Šiek tiek purvina detalė. Čia visur yra kažkokių dulkių, smėlio, sunkiai vaikšto, tai prieš įdedant atgal reikėtų išvalyti. Tai išvalysim šitą ir išvalysim tą stikliuką. Ir va čia va netgi žymėjimas skiriasi. Čia tokia tiesi šviesa, čia tokia plati šviesa. Tai ta plati turbūt yra šita, o šita jau ta taškinė, kur gali nusireguliuoti, kur nori. Tai čia 5 W lemputė. Ir čia va tokia va. Kiek čia? 12 V, 5 W. Tai čia yra koks čia cokolis. O ne, tai čia visa lemputė yra. Ar ne? Čia V5V. O, geras. 91 metai. Gerai, tai tokios lemputės ne problema ir šitos lemputės ne problema, reiškia detalių gausim. Labai gerai. Tai prie lubų pereisim vėliau, o dabar pabandom atgaivinti šitą šaunę originalią detalę.
Nauja diena, lietingas oras, tai darbas terasui ir ką dabar veiksim. Pabandysim išlaisvinti šitas lubas nuo senos medžiagos. O paskui nuo seno porolono ir klijų. Visą darbą šiek tiek apsunkina tai, kad buvo padirbėtas stepleriu, tai reikės ištraukti kabės. Kabės beje va tokio dydžio. Viršius atrodo taip. Lengvai lupasi seni likučiai. Esu matęs būdą, kaip lengvai pašalinti visus šitus likučius. Tai va dabar, man atrodo, ir pabandom patikrinti, ar tas būdas veikia. Mano planas yra naudoti skirtingus šepečius. Kietesnius ir minkštesnius. Suktuką, kad sutaupyti laiko. Ir dulkių siurblį. Pasižiūrim, ar tai suveiks. Toks vat rezultatas. Vienas kitas trupinukas dar yra. Bet bendras vaizdas liuks. Dar truputį nušluosiu. Ir nežinau, galbūt čia reikia dar su kažkokiu tai riebalintoju pabandyti pavalyti su kažkuo tai. Ir tada jau bus paruošta naujos medžiagos klijavimui. Klijų dar neturiu, medžiagos irgi. Tai čia dar su to žiūrėsim, kaip eisis. Užtrukau maksimum 15 minučių valant poroloną. Medžiagą su kabėm atklijuot užtruko galbūt irgi 15 minučių ar panašiai. Žodžiu, pusę valandos ir lubos paruoštos restauracijai. Už kelių dienų turėčiau gauti ratlankius ir tada pirksiu padangas ir mausim ratus jau ant malagos ir bandysim tiesint važiuoklę.